Prieš jūs dabarties ir ateities motociklas. Tai Sunra koncerno gaminys motociklas Miko Super. Sunra gamina aukšto techninio ir kokybės lygio transporto priemonės nuo 1999 metų ir eksportuoja į daugiau nei 100 pasaulio šalių. Miko Super gaminamas 3 spalvų – raudonos, mėlynos ir juodos. Jo privalumas – važiavimo komfortas, išskirtinis dizainas, dinamika ir kokybė. 3 kW variklis yra labai dinamiškas. Miesto sraute būsite greitas ir tikrai vikresnis už kitus. Motociklą labai lengva valdyti dėl labai žemo svorio centro. Nėra masyvaus benzininio variklio, vietoj jo elektrinis variklis galiniame rate. Nėra kuro bako, vietoj jo 2 lengvos ličio-jonų baterijos. Sėdynė žema, dėl to saugu ir lengva atsiremti kojomis. Nepaisant to, konstrukcija tokia ergonomiška, kad patogu važiuoti net 1,90 m ūgio žmogui, sukant vairas nesiliečia kelių. Motociklas visiškai tylus. Važiuodami mėgausitės tik vėjo skleidžiamų garsu, arba važiuodami gamtoje galėsite klausytis medžio ošimų. Labai kokybiška ir tyli pakaba. Kadangi motociklas neskleidžia triukšmo, važiuojant atsiranda pojūtis, tarsi sklęstum virš kelio. Originalus dizainas, išskirtinė tiesiog ore skrendanti sėdynė, plika akimi matomi mazgų kokybė. Daug smulkių gražių detalių, kaip šios apšvietimo detalės, užvedimas su piršto atspaudu, daiktadėžė telefonui, USB jungtis. Jei jums reikia, bet nepatogu pasistumti motociklą atgal, prašom, yra atbulinė pavara. Tuo galite nustebinti visus. Praktiškumas. Kilometrui sunaudojama tik 33 Wh energijos arba priklausomai nuo elektros kainos maksimalus 1–2 centai kilometrui. Fantastika. Talpi daiktadėžė. Greitis iki 80. Pakankamai. Ir netgi per daug, kaip miesto motociklai. Eksploatacija praktiškai nieko nekainuoja. Tai tik besidėvinčios dalys. Stabdžių kaladėlės ir padangos. Visiškai jokių filtrų, tepalų ar degalų. Priežiūra minimali. Na, o dabar belieka išbandyti kelyje.